ne technologijos keičia visuomenę, bet socialiniai santykiai. Ne, dirbtinis intelektas nuspręs, ar copywriteriai praras darbą, o copywriteriai nuspręs, ar dirbtinis intelektas bus mes kaip sociumas nuspręsime. O ar copywriteriai nuspręs, ar ant tų serverių reikia užpilti vandens? Labiausiai nukentėti gali ne darbininkai, o būtent vadybininkai. Ir atvirai pasakus, čia yra geras klausimas. Ar tai yra liūdna, ar ne? O kaip jūs dabar jaučiat dieną iš dienos, kad dirbtinis intelektas jau ateina į darbo rinką ir jums reikia atsakyti kažkokius klausimus asmeniškai? Fully automated luxury gay space communism. Nes vairavimas yra socialiai sąlygotas. Nes true. Sveiki gyvi. Sveiki prisijungę prie didžiojo perkrovimo. Tai yra tinklalaidė, kur mes aptarinėjame knygas. Su jumis šiandieną kalba Karolis Jonutis. Sveiki. Tadas Vinokur. Sveiki. Ir aš Laurynas Šervydis. Ir mes šiandieną aptarinėsime knygą, kurią parašė Mateo Pasquinelli. Ar ta knyga yra The Eye of the Master, A Social History of Artificial Intelligence. Šiandien pristatinėja Karolis, tai? Nežinau, išversti gal reiktų pono akis, dirbtinio sumanumo socialinė istorija, ar socialinė istorija dirbtinio sumanumo. Nes man atrodo, čia pirmas dalykas, kad intelligence kažkodėl, man kažkas paaiškino, kad iš rusų kalbos pas mus atėjo į tą intelektas versti, nors intelligence nėra intelektas. Tai va, šią knygą 2023 metais išleido Verso, kaip visada, mūsų mylima leidykla. Vis dar nesponsoriuoja mūsų. O Mateo Pasquinelli yra italas, filosofijos profesorius Venecijos universitete. Tai va, ir ši knyga, tai pagrindinė mintis, turbūt jos yra dvi pagrindinės mintis galbūt. Tai nuo ko prasideda knyga, kad visas darbas yra intelektualus. Ir antra pagrindinė mintis yra, kad dirbtinis intelektas yra ne kažkoks bandymas atvaizduoti, imituoti žmogaus protą, o būtent bandymas imituoti darbo santykius, mode of production. Tai galim nuo šito ir pradėti. Tai pirmas skyrius, jis bando istoriškai pažvelgti į šitą visą algoritminį mąstymą. Skyrius vadinasi Material Tools of Algorithmic Thinking ir atseka tuos mūsų algoritminius mąstymus ar algoritminės procedūras, veiksmus iki ten gilios senovės Indijos vedų, kai gal tu nori, Laurynai, apie tą paukštį papasakoti labai įdomu. Šiaip tai iškart pats pirmas komentaras, kad galbūt priešingai negu prieš tai mūsų skaitytas knygos, šita yra šiek tiek sąlyginai labiau akademinė ir jinai gal nėra labai sudėtingai skaitoma, bet mes pirmus kelis skyrius iš esmės turim atsakymai į klausimą, kaip buvo prieita prie dirbtinio intelekto ir bandant tokiais baziniam plytom, iš ko tas dirbtinis intelektas susidaro. Tai pirmiausia, jis turėjo atsakyti, kada atsirado skaičiai ir iš pat pradžių skaitmenis, skaičiavimas ir daugybė dalyba, sudėtis jau yra algoritmas. Ir pačiam pirmam skyriui jisai ne tik, kad bando žiūrėti į tai, kas gana visuotinai žinoma apie senovės egiptiečius, babiloniečius, jau nekalbant apie graikus, bet dar anksčiau įvairiausias religinės praktikas, kurios liudija, net nesant kažkokių skaitmenų užrašymo ar netgi be rašto, ypač religinėse praktikose, kur egzistuoja
algoritminis mąstymas. Ir aš dabar tikslaus pavadinimo to viso ritualo. Agnikajana, tai hinduistų ritualas, aš taip ir nesigilinau, kas ten daroma, bet jis ilgas, sudėtingas ir jis reikalauja ten skaičiavimo, dėstymo ir taip toliau. Tai pirmasis skyrius yra labai šiaip pakankamai įdomi to istorija, kaip atsirado algoritmai. Taip. Ir man atrodo, kad čia labai geras toksai įvadas, ta prasme, kad parodo, kad tie, žinai, kai mes kalbame apie dirbtinį intelektą, kalbame apie kažkokį genialų, kažkokį kūrinį, kuris va čia va egzistuoja ir ta prasme, dabar va, mes visi bandome tobulinti, bet jis kažkuria prasme yra atsietas nuo mūsų socialinės tos erdvės. Ir ką paskutinėlį noriu pasakyti, kad jis yra visiškai susijęs, yra integralus socialiniai erdvei, kad jisai kyla iš mūsų tų įpročių, noro sistematizuoti, viskas yra susiję ir nėra taip, kad žinai, genialūs kūrėjai sukūrė dirbtinį intelektą ir tada mes va taip per istoriją keliavom ir vis sukūrėm vis sudėtingesnius procesus kažkokius kompiuterinius. O iš tikrųjų tai viskas buvo susijęta vien dėl to, kad mūsų mąstymas ir kultūra dažnai atsiremia į kažkokius algoritminius procesus, kuriuos mes norime rituališkai atkartoti. Ir va čia hinduistų, aš kaip supratau, kad jie kažkokią šventyklą, ne? Kažkokią mantrą jie kartoja ir tada plytos kažkaip susidėlioja. Jo. Čia du dalykai. Man atrodo, jeigu taip giliau pasižiūrėsi, kokią lietuvių ten etnologiją ar taip toliau per visokius ten žaidimus ar kai kurios šokius, ten tų pačių algoritmų irgi galima rasti ir beje, tie tradiciniai ritualai dažnai būdavo naudojami kaip tam tikro mokymo priemonė, praktinio mokymo priemonė ir gal tas šoninis komentaras į tai, kad tai hinduistų praktikos, čia dar prieš įrašinėjant su Karoliu kalbėjom, kad šiaip tos civilizacijos, kurios atrasdavo skaičius, algoritmus ir panašiai, kartais labai stipriai užsivaibindavo. Ir jiems labai patikdavo skaičiuoti. Aš nežinau, kiek žmonės yra susipažinę su senovės indų mitologija, ten ko, bet didelių skaičių, tai jie turi labai daug ir labai mėgsta tikslius didelius skaičius. Tai pirmasis skyrius yra apie kaip prieita iki algoritmų. Ir čia dar, man atrodo, vienas aspektas, kad jisai tarsi užsiminė apie tą eurocentrizmą. Ką turi sakyti, kad daug kultūrų buvo, kurios labai, susifokusavo ties skaičiais dideliais ir buvo kažkokie ritualai, kurie iš to kilo. Ir jisai, ką kritikuoja, kad dažnai mes asocijuojam tą tokį loginį mąstymą su kažkokiu eurocentrizmu, o iš tikrųjų tai visos, mes kalbame apie įvairiausias kultūras visame pasaulyje, kurios turėjo tam tikrus, jeigu dabar galėtum taip interpretuoti, algoritminius kažkokius ritualus, kurie jiems padėjo, žinai, sistematizuoti. Toks fun fact, kad pats žodis algoritmas yra kažkokio arabų mokslininko pavardė. Bet žiūrėkit, bet tam tikrą prasme šitą kritika nėra iki galo, nes tada apie skaičius mes turėtume kalbėti apie indocentrizmą, nes mes ne arabiškus skaitmenis naudojam, tie irgi yra indiški. Tai grinai techninė. Ten kai kuriuose vietose jisai bando tą tokį, madingą ieškoti ten visokiose kultūrose, bet net nereikėjo to daryti, nes matematikos istorija, ypač pati pradinė, iš pat pradžių nieko bendro su Europą neturi, tai kur tu čia tą europocentrizmą labai atrasi? Aš paskutinį sakinį apibendrinu to pirmo skyriaus, ką jis tuo algoritminiu mąstymu vadina, ką jis nori pasakyti, kad toks dalykas kaip skaičiavimas atsirado prieš skaičius, panašiai kaip grojimas prieš natas ir šiaip bet koks mūsų tas mąstymas atsiranda anksčiau negu priemonės. Jo, kad dirbtinis intelektas, jisai kaip, jisai išreiškia tas žinias, kurias mes jau turime. Ta prasme, jis yra kaip būdas išreikšti arba, žinai, sistematizuoti problemą, kurią mes dabar jau sprendžiame kaip žmonės. Ta prasme. Tai va, čia svarbi mintis. Jo. Antras skyrius jau pereinam prie tų tokių, turbūt, kompiuterių užuomazgų. Jo. Babbage'o ir Difference Engine of Difference, ar kaip ten.
ir protinio darbo mechanizacija, turbūt taip galima pasakyti. Man iš šitos skyriaus toks irgi fun fact buvo įdomus, kad kompiuteris buvo čia profesijos pavadinimas iš pradžių. Taip, kad moteris atliko visokius skaičiavimo darbus ir jos buvo vadinamos kompiuteriais. Ir Babidžas norėjo tą visą padaryti, kad būtų kažkokia operacija mašininė. Ir dar pridėkime vieną fun fact. Viena iš pirmųjų žmonių, kurie kūrė tos pirmosius tikrus elektroninius kompiuterius jau antro pasaulinio karo metu ir iškart po jo. Jinai po to tapo ten JAV laivyno admirolė ar taip toliau. Jinai buvo matematikė. YouTube aš mačiau ištrauką iš jos kalbų ir jinai į kompiuterius visada kreipėsi moterišką lytim. Ta prasme, kaip į fizinius daiktus, kad kompiuteris yra ji. Čia toks galbūt nuoroda į ankstesnę profesiją, bet to ką žinau, kodėl negalėtų būti kompiuteris ji. Jo, bet čia bendra filosofija, tai industrinio amžiaus filosofija, kad mums technologijos gali padėti, ta prasme, efektyvinti darbą. Tai jeigu neefektyvu, kai tie kompiuteriai, tos moteris atskaičiuoja, ir atlieka viską pačios, tai tada Babidžas yra toks kaip simbolinis, veikėjas, kuris kaip, genijus, matematikas, filosofas sukuria sistemas, kurios galėtų įspręsti šią problemą ir mes sutaupytumėm laiko. Tai reiškia, kad darbo rinkoje atsirastų efektyvesni procesai ir tai yra tokio industrinio amžiaus filosofijos toks, labai geras pavyzdys. Būtent, man atrodo, čia labai svarbu, kad ką jis nori parodyti, kad būtent tos logaritminės lentelės ir panašus dalykai, jie ateina iš industrijos, ne iš universiteto. Tai nėra kažkoks mokslinis išradimas per excellence, tai yra būtent noras prekybą iš principo, paprastinti prekybą, efektyvinti prekybą ir taip toliau. Aš kaip žmogus iš išsilavinimo istorijos disertaciją parašęs, šiaip tai inovacijos, kiek mes kalbame apie techninės inovacijas, mokslo inovacijas, jos turbūt iki 20 amžiaus visada ateidavo už universiteto ribų, nes universitetai buvo tie, kas struktūruoja esančias žinias arba netgi prilaiko tą žinias. Bet reikia čia pabrėžti, galbūt, nesaisim toliau apie Marksą, kai šnekėsim, tai tas, kad požiūris bendras yra tas technokratinis, ta prasme, kad vis tiek šitos mašinos dirba žmogui. Ne? Jos tarsi, tikrai Babidžas taip negalvoja, kad jos dar ir pačios dalyvauja, nes dabar mes, kai kalbame apie dirbtinį intelektą, čia jau yra mašinos, kurios dalyvauja darbo rinkoje taip pat efektyviai kaip žmonės, gal net efektyviau negu žmonės, čia irgi galima tokius egzistencijos klausimus. Bet tuo metu industrinėme tame amžiuje eina kalba apie šitus algoritmus, kurie dirba mums atlieka funkcijas. Ir tie algoritmai jau nebėra žmonių, bet tai jie jau tampa mechaniniais. Ir tai sutaupo gausybę žmonių laiko ir panašiai, nes aš kaip suprantu, visiems labai užknisdavo laivuose bandyti ten per tas sudėtingas formulės išsiaiškinti, kur tu esi. Tai Matėjo čia tą tokį evoliuciją parodo, kaip nuo socialinių algoritmų, tų vedinių dar visokių, pereita prie formalių, tai ta prasme, matematinės kalbos ir galiausiai prie automatizuotų. Ir kad čia yra loginė seka, ta prasme, čia nėra iš kažkur iš niekur atsiradęs dalykas. Tai trečias skyrius vadinasi Machinery Question, čia jau pereinama taip prie marksistinių teorijų, atrasto Markso kažkokio ten rankraščio, kelintais ten metais, ne prieš 60 kažkada atrasto, ir apie mašinos darbo teoriją. Tai toks pagrindinis klausimas čia yra, kam priklauso mašinos, turbūt kam turėtų priklausyti mašinos. Ir Matėjo įrodinėja, kad čia yra, mašinos yra iš principo tokio kolektyvinio intelekto, darbininkų intelekto išraiška. Ta prasme, būtent per ten metai iš metų kažkokius procesus atliekamus, būtent tie procesai buvo po to automatizuoti, mechanizuoti ir todėl automatiškai jie turėtų labiau priklausyti darbininkams, o ne kažkokiems ten mistiniams išradėjams, ar ten pramoninkams šiuo atveju. Bet iš esmės jisai, aišku, mato, kaip yra iš tikrųjų, ir sako, kad būta labai smarkių ideologinių ginčų. Kalbam apie 19 turbūt amžių. Ir čia pradeda atsiskleisti paties Mateo tam tikros pažiūros, ar kur tuose ginčiuose jisai yra.
Ir jam akivaizdžiai labai įdomus Markso, ne tai kad kritikai, nes jie gyveno prieš, bet kurie irgi iš kairės, iš socialistinės pozicijos, bet buvo entuziastingi, pavadinkime taip, automatizacijos, robotizacija vėliau ir tai daugiausiai, pavadinkime, juos auvenistais, Roberto Auveno pasakėjais, kurių ir tenais gana plačiai jisai atskleidžia tas diskusijos. Tai va, ir dar čia, man atrodo, svarbi mintis, kad ta darbo automatizacija leidžia geriau apskaičiuoti darbo vertę. Čia svarbi mintis. Tuo pačiu ir kontrolė geriau, ten visokie atsiranda laiko matavimai, kiek padaro per kažkiek ir taip toliau. Bet tavo būtent technologinį progresą sukelia ne kažkokie žaidimai, būtent jau egzistuojantis darbo pasidalinimas, kurį ir imituoja technologijos. Taip. Ir po to jo yra toksai pasažas, man pakankamai įdomus, tai vadinasi protinio darbo demonizavimas. Aš atvirai pasakysiu, iki galo tos minties nesupratau, bet jis maždaug sako, kad tai skaldė darbininkų klasę, nes dalino į tą protinį darbą ir manual labor, tai nežinau, kad čia rankinį darbą, ir kad čia čiut ne kažkokie blogi žmonės taip ideologizavo. Jo. Čia man atrodo yra 19 amžiaus pačios pabaigos tam tikros konkreti situacija, kada pradeda atsirasti, pavadinkime taip, profsąjungizuotas, unionizuoti sektoriai, kurie dažniausiai yra didelių įmonių darbininkai, daugiausiai produktyvių įmonių darbininkai, daugiausiai gamybos darbininkai. Ir ten prasideda tai, ką galėtume atskirti kaip kada tie industriniai darbininkai kaip kažkokią visuomenės grupę pradeda identifikuotis, kad mes esam darbininkyje ir tos greta esančios kultūrinės vertybės pradeda lipti prie saviidentifikacijos. Ir mes ir net ir šiais laikais labai dažnai, kai kalbam apie kairę, apie darbininkiją kaip tokią, visada bando kad fizinis darbas ir fizinis darbas, kurios prie gamybos linijos. Ir ties tuo momentu tos tendencijos 19 amžiaus pabaigoje Jungtinėje karalystėje, Jungtinės Amerikos valstijose jau pradedamos matyti, bet mes matom tą iš santykio tarp tų darbininkų, kurie jau buvo susibūrę profesinės sąjungas, jau galėjo streikus daryti, ir tų visų kitų darbininkų, tai labai dažnai moteris, labai dažnai nekvalifikuoti darbininkai ir taip toliau. Ir tas beprasidedančias tam tikrus konfliktus, ir iš ten atsiranda ta kita frazė, kurią mėgsta visokie marksistai, bet daugiau iš tokio radikalios pusės, ten iš Mao ir taip toliau, kurią naudoja kaip labor aristocracy arba darbo aristokratai. Ir akivaizdžiai šitoj vietoje tie žmonės dirbantis baltų apykaklių darbą gana ribotai įsitraukia į profesinių sąjungų judėjimą. Man atrodo, tas sentimentas tai labai gajus ir dabar, jeigu pastebėjot per ūkininkų streiką šitą visą, tai buvo labai čia atvarė tikrieji darbininkai, o jūs ten popierius stumdot, ten gyvenime fizinio darbo nežinot. Fizinis darbas toks yra taurus kažkoks, o ten visas kitas yra toksai kažkoks nedarbas. Tai va, šito Matėjo labai sako, kad nesąmonė čia visas tas dualizmas yra, sako, kaip ir dualizmas tarp mokslo ir amato, kaip tarp teorijos ir praktikos, taip tarp dviejų darbo rūšių yra nesąmoningas ir tik skaidantis darbininkų klasę ir jo reiktų vengti. Bet čia ir iš esmės mūsų, kai mes, aš mokiausi mokykloje apie, industrializaciją, tai mes tiek kalbėjome visą laiką apie mašinas, apie garo mašiną visą laiką, bet va čia labai paprastas toks Markso, tas 101, toksai pamoka, kad turime kalbėti apie socialinius ryšius ir apie pasidalinimą, tai jeigu kalbame apie gamyklą, tai kiekvienas darbininkas turi kažkokį vaidmenį ir jisai, jeigu tas valdytojas tos gamyklos nori efektyvesnio darbo, jisai akivaizdu ieškos algoritminių procedūrų, kurios padėtų efektyvinti tos procesus. Tai vat, apie tai, man atrodo, čia tiesiog akcentas labai geras, kad kalbėti apie tai, kaip mūsų socialinės struktūros yra sudėliotos ir kokias mašinas jos galų gale atneša mums į visuomenę. Jo, tai čia ir pasikartosiu, ta pati pirma mintis, visas darbas yra intelektualus. Ta prasme, taip.
Gerai, kitas skyrius yra Origins of Mark's General Intellect. Man šitos skyrius tai labiausiai įsiminė tas robotas biurokratus traiškantis kažkoks. Tas paveiksliukas, Mark Intellect. Jo. Tai va, tas kažkoks buvo mintis, kad ateis robotai ir pakeis biurokratus. Gal ir pakeis. Mes priėjom prie tos vietos, kur man turbūt labiausiai šitos knygos patikusi mintis, jeigu aš gerai prisimenu šitam skyriui, kur jis jau šitas skyriaus pabaigoje, tokiam apibendrinime, kaip praktiškai atrodo tas visas automatizacija, nes yra tas argumentas, kad robotai atims tas darbo vietas, kurių niekas nenori daryti. Ir čia Mateo labai teisingai pastebi, kad iš esmės yra pakeičiamas ne darbas, bet kas yra tavo šefas. Tai reiškia, kad vietoje to, kad tau nebereiktų išnešioti picų ar atlikti to gig work, dabar tavo šefas yra robotas. Ir jisai sako tau, kaip prastai apmokamam darbuotojui, kur važiuoti ir keliauti. Iš to vietoje, man atrodo. Ir čia keičiasi ir požiūris, ir ką mes kalbėjome, Bebežio, kuris kalbėjo apie tai, kad žinai, inžinieriai ir genijai daro kažkokį, žinai, evoliuciją mūsų istorijoje, o čia kalbame apie tokį vieningą, kažkokį protą, kažkokį, žinai, tobulėjimą, kuris yra jau socialinio pokyčio, žinai, kažkokie, žinai, rezultatas. Tai va čia irgi labai svarbus ir su Marksu susijantis dalykas, žinai, nes ir mes, sakiau, kad kalbame jau apie, žinai, tas mašinas ir tą automatizaciją kaip aktyvų dalyvį mūsų socialiniuose procesuose, ne kaip kažkokį instrumentą, kurį mes sukūrėme genijai ir panašiai, bet kuris prisideda prie mūsų visų pokyčių socialinių. Aš Markso tie Fragments on Machines, kaip aš supratau, ten tą pagrindinę mintį, nes nesu aš to originalo skaitęs, tai kad jisai kažkaip numatė, kad dėl to kažkokio bendro intelekto darbininkai kaip tokia kapitalui reikalingiausia jėga gali būti pakeista mašinomis. Jeigu aš teisingai. Taip. Jo, kad tu vos net tampi kaip kažkokio aksesuaro prie to mašinos, žinai. Ir kad tas, kaip jis išreiškia, mašininio žinojimo susvetinėm, machine knowledge alienation. Kad tie darbininkai taps toks kažkoks priedėlis. Bet jis ten taip kažkaip optimistiškai po to žiūri, kad ten kažkoks kolektyvinis darbininkas iškils ir ten perims tą visą mašinų ūkį. Gerai, tai ten po to pereinam prie jau palaipsniui prie visiškai šių laikų. Tai yra tas abstraction of labor. Darbo abstrahavimas. Jo, tai ten toks, iš pradžių ten jisai apie kaip ten energetika lemia, kad anglys ten buvo labai patogios ir todėl tai paveikė ir ten darbo santykius įvairiai ir ten taip toliau. Na ir čia vėl, ta prasme, ta tema kartojasi, kad ten labai, tas abstraktesnis darbo organizavimas, tai laikrodžio naudojimas labai paplito ten skirtingai negu kažkokiose artelėse. Darbo vietos, ten ploto apskaičiavimas, visokie tokie behavioristiniai dalykai, tai daugiau mažiau. Ir kad ta informacinė revoliucija iš dalies yra kontrolės revoliucija, kad padeda kontroliuoti tos darbininkus. Man tai dar patiko, ten buvo gal prieš tai Simon Donald, filosofo, ten toksai ta mintis, kad kažkaip industrializacija išskyrė, žinai, energijos šaltinius nuo informacinio darbo. Ir man visai tas patiko toksai būdas, žinai, interpretuoti, kas vyko technologinė prasme tuo laikotarpiu, ta prasme, kad, žinai, mašinos pasidarė vis sudėtingesnės ir tada žmogus jau galėjo kaip žinai, toksai kaip informacinio darbo, kaip koks, žinai, kūrėjas prie tos mašinos prisidėti, o energija iš visai kitur ateidavo. Jis, kaip jie mini, tas anglis ar kažkokį kitą resursą, žinai, ir panašiai. Tai žodžiu, mašinos vis daro sudėtingesnės. Tai man atrodo, čia tokia mintis, žinai. Na ir toliau jau pereinam prie to visiškai dirbtinio intelekto. Tai sekantis skyrius vadinasi kibernetinio proto saviorganizacija. Ir man šitas turbūt gal vienas įdomiausių buvo skyrių, kad tuos visus tinklus, kuriuos mes kūrėm, jie imituoja ne žmogaus smegenis, kaip lygtais norėtų sakyti, bet elektros tinklus, faksą ir ten taip toliau, vis tos būtent mechanizuotus dalykus. Ir būtent ir buvo tas
perskyra svarbiausia dirbtinio intelekto kūrimo keliuose, tarp to, kad dirbtinis intelektas liktais buvo iš pradžių bandoma imituoti smegenis, ar turėtų jisai imituoti, kaip biologinius organizmus imituoti, ar matematikai, neimituoti matematiką, ar jis turėtų logiką kažkokią turėti, ar vis dėlto imituoti biologinius organizmus. Čia labai įdomi. Ir čia gal pagrindinis, vienas iš tų argumentų, kur ne tik šitam, bet ir po to esančiose skyriuose, kur apie pačias diskusijos, kad jis kiekvienoje vietoje apie, kodėl buvo pasirinktas vienas ar kitas kelias, pabrėžia tos visus ekonominės paskatas ir panaudojamumą, nes šitam skyriui, jeigu aš tiksliai atsimenu, tai pirmoji koncepcija, kad tu suprogramuoji pradinę logiką ir tada pabandai, kaip tas dirbtinis intelektas ten lies pasaulį ir taip toliau. O tai, kas nugalėjo, tai aš kaip suprantu, tas su atpažinimo sistemom, su tokiu patyriminiu ir turiu omeny, kuris ne kažkokią logiką sekė, bet atkartoja kitų žmonių pasirinkimus. Jo, ir čia kalbama apie tą kibernetiką, kuri bando atkartoti tos ir biologinius procesus, kur net tai būtų, žinai, laiptelis, kažkoks žingsnis po žingsnio, kompiuteris vykdo vieną ar kitą programą, bet pati sistema savaime jinai gali priimti kažkokius loginius sprendimus. Ir čia po to jie kalba ir apie, amerikiečius, kurie daug investavo į tas kibernetinės sistemas šaltojo karo metu, nes puikiai matė, kad sistemos, kurios galėtų pačios tos duomenis atkurti, juos, padaryti taiklesnius, aktualesnius, tasme tai tiesiog sutaupytų daug resursų ir panašiai. Ir tasme, ypač kalbant apie, šaltojo karo kontekstą, tai buvo tiesiog išgyvenimo net klausimas. Tai kibernetika, žodžiu, priveda prie to, kad mums reikia mašinų, kurios ne tik atliktų kažkokią funkciją apibrėžtą, kurią asocijuotumėm tikriausiai su industriniu amžiumi ir tomis, garo mašinomis ir panašiai, bet pačios pradėtų mąstyti kažkuria prasme logiškai. Tai jo, čia jau ta pagrindinė perskyra yra tarp linijinės informacijos, skaitmeninių kompiuterių, kur tas dirbtinis intelektas simboliais manipuliuoja, ir saviorganizuojančios informacijos, tai kibernetinės būtent sistemos, nežinau kaip išversti, dirbtinis intelektas veikia connectionist principais. Sąsajiniai? Jo. Gal? Jo. Yra tas tarp manipuliuoja simboliais, tai yra sprendžia kažkokią konkrečią problemą ir mokosi, modeliuoja protą. Ir tai dabar po biškį laimi tą modeliuojantį protą kryptis turbūt taip. Ir kad buvo tokia čia vėlgi evoliucija, kibernetika kurdama mašinas kaip organizmus, biomorfizmų užsiėmė, o to kibernetikai pradėjo vertinti organizmus kaip mašinas, mūsų jau kaip mašinas, technomorfizmas, ir jos turėjo atspindėti socialinę tvarką, sociomorfizmas. Taip. Ir galiausiai AI būtent imituoja tą socialinę mūsų visą kooperaciją, visuomenę ir taip toliau. Nes ne technologijos keičia visuomenę, bet socialiniai santykiai. Čia man primena vieną diskusiją, kurią aš esu matęs kažkur IT sektoriaus spaudoje, ar čia visai neseniai, tai yra apie kietųjų diskų pavadinimus, nes tenais yra seni pavadinimai master ir slave diskai, ir apie tai buvo visai daug rašalo išlieta, kad esą tokiu būdu kažkas kažką sąlygoje atkartoja. Bet tam tikrą prasme tai yra įrodymas, kad žmonės, kurie kūrė sistemas, yra viso labo žmonės savo visuomenį, ir jie labai labai dažnai tiesiog atkartoja. Aišku, pati ta diskusija, kuri vyko, yra beprasmiškai nesąmonė. Aš klausiausi dar vienos diskusijos su juo, su autorium, jisai čia labai visiems pažįstamas atvejis, ta prasme, kad mes kalbam, kad čia yra didelių problemų tose procesuose ir, dirbtiniam intelekte, kad tokios hierarchijos, kurias mes turim, jos tiesiog konsoliduojas. Tai mes turim didžiulę nelygybę, kas platformos, kam priklauso platformos ir tada kam priklauso žinios, kam priklauso reklamos industrijos, ir tada ta nelygybė visuomenė yra tik tai auga ir didėja, bet ką jis nori pasakyti, kad taip, nes technologijos yra atspindys mūsų visų socialinių problemų. Tai mes
Tai iš tikriausiai jo mintis būtų, kad jeigu mes norime iš tikrųjų politiškai kažką rimto nuveikti ir pakeisti tą situaciją, kad, tarkim, kad ir dirbtiniam intelektui yra labai didžiulė nelygybė vien dėl to, kad yra kompanijos, kurios gamina ir tie visi kiti žmonės, kurie tik tai naudojasi. Bet jeigu mes tikrai norim kažką keisti, mes turim iš pradžių socialinius kažkokius struktūras keisti, aš taip įsivaizduoju, ar savo mąstymo būdą keisti, ta prasme. Bet čia, ne, šiaip įdomus labai pristatymas, žinai, problemos, nes jisai sako, kad nereikia kaltinti tų sistemų, nes jos tiesiog atspindi mūsų ydas visuomenės, ta prasme. Ir labai geras pavyzdys, kur, žinai, jeigu, žinai, dabar, kad ir ES, žinai, priiminėja įstatymus prieš tai, kad nebūtų, žinai, kažkokios diskriminacinių procesų, kai yra, žinai, filmuojami, kad ir žmonės gatvėje ir panašiai, nu, tenais pagal dirbtinio intelekto būdu galima atpažinti veidus, bet lengviau bus atpažinti baltaodžius negu juodaodžius, nu, žodžiu. Ir viskas tai yra atspindys to, kad mes neturim pakankamai informacijos apie tikriausiai tam tikras rases ir dėl to negalime turėti normalių dirbtinio intelekto sistemų, kurios, žinai, nediskriminuotų. Nu, žodžiu. Dėl tų viso veido atpažinimo, man atrodo, prieš 2 ar 3 dienas buvo žinutė apie tai, kaip vienam JAV universitete gėrimo automatas slapta filmavo žmonių veidus ir kažkur kaupė duombazę. Tai yra su tuo visų reguliavimu, tai čia yra vejamasi, važiuojantį traukinį arba skrendantį lėktuvą, nes reikšminga dalis tos informacijos ir jos rinkimo ir galų gale nelabai aiškaus panaudojimo retkarčiais, na čia nespėjama tiesiog ir yra geras klausimas. Tai toliau einam? Jo, tai sekantis skyrius buvo pattern recognition, šablonų turbūt atpažinimo automatizavimas. Nežinau, šablonai gerą žodį. Patternai. Patternai. Kažkokie... Dabar galvoju, kaip išvers, bet... Ne tendencijos, ne... Bet visi žodžiai biški kitas konotacijas turi lietuviškai kažkaip. Patternai, tai gal būna patternai. Tai yra garsi knyga, pattern recognition, man atrodo, Gibsono, jeigu aš neklystu. Jau skaičiau kažkada. Jo, tai iš esmės čia bandoma, jis atpasakojo tas 2 prieštaringas mokyklas, kurios vienos teigia, kad įmanoma imituoti žmogaus suvokimo, kitos teigia, kad neįmanoma imituoti žmogaus suvokimo. Ir kaip čia buvo viskas prieita, man ta akies, ten net ne metafora, ten realūs procesai. Čia ta, kur buvo varlė, nes? Jo, suvokė, kad kaip čia reiktų, pati akis atlieka mąstymą, jau kategorizuoja dalykus, o ne tik tai siunčia signalą į smegenis. Tyrė ten varlės neuronų. Jo, ar tenais tie procesai yra tik tai klasifikacijos procesai, ar tenais yra vos nesimbolizuojantis, signifikuojantis procesai. Tai va, čia irgi man labai buvo įdomu, nes tada ir jeigu perkeli į kompiuterio arba algoritmų tą sferą, tada irgi galvoji, ar mes galime tik tai, žinai, binariškoje, tarsi, kažkokioje sistemoje, ar ta sistema gali galų gale pati mąstyti ir simbolizuoti kažką, žinai. Jo, jis bandė pasakyti, kad akis pačios kūrė abstrakcijas. Todėl tas dirbtinis intelektas irgi dabar tas sėkmingesnis eina link tokios labiau tikimybinės. Kažkas, ne griežtos matematinės išraiškos, kad taip arba ne, reikia išspręsti problemą, o kažkas tikimybinės, imituojančios būtent žmogaus tam tikrus kažkokius bioprocesus. Tai aš nežinau, kaip tą atsakymą, ar įmanoma ten imituoti visiškai žmogaus suvokimą, turbūt, kad ne. Iš viso ten yra tokių įdomių, kad mes suvokiam visumą prieš suvokdami dalis ir panašiai, kas yra pakankamai sunkiai automatizuojama. Tai aišku, mes patys dar tų procesų iki galo nežinom. Man atrodo, ten vos ne pagrindinė mintis, kad tiesiog žmogaus smegenys turi neįtikėtinai didelę toleranciją klaidai ir kad mes turim tą fuzzy logic labai daug ir dėl to tos smegenys gali veikti, kad jos toleruoja daug klaidų ir mes klaidingai dalykus kartais prisimenam, bet tai nebūtinai kliudo, nes mes prisimenam kažkaip ten sudėliodami, perdėliodami informaciją. Ir šiaip mes daug kas spėtinai darom. Taip. Bet tai, Bet veikia. Taip. Jeigu veikia, tai... Ir tai sunku matematizuoti automatiškai. Jo, po to toks 8 skyrius jau toks nukrypimas į Hayeką, kur buvo... Kurį mes jau kažkada skaitėm kažkokią vienoje knygoje, atsimenu, apie connectionizmą, tą visą, kad visuomenė turi būti tokia, kaip
Tarpsme, neturėtų būti tam kažkokių hierarchijų, kurios nustato vieną ar kitą kryptį, bet pati, kaip neoliberalioje sistemoje, rinka save organizuojanti sistema. Čia, man atrodo, čia yra Hayeko, po to ten išpopuliarino šitą dalyką filmu apie Nashą, Beautiful Mind. Jo, tai iš esmės, ką aš čia sakau, kadangi žmogus jau nesugeba ten to savo suvokimo kažkaip racionalizuoti super, tai ir tos rinkos kažkaip matematiškai apskaičiuoti mes negalim, todėl reiktų automatiškai nesikišti. Iš esmės, jis sako, čia kaip mes atpažįstam taisyklės jų nesuprasdami, o čia tokia pagrindinė mintis yra. Ir iš to Hayekas išeina į tą visą ekonominį, libertarinį, neoliberalų turbūt modelį. Taip, šitoj vietoj tiems, kam šita vieta bus įdomi, iš visiškai kito kampo apie tą visą save organizuojančias sistemas, ne iš dirbtinio intelekto ar informacinių technologijų kampo, bet iš verslo administravimo logikos ir verslo biurokratijos sistemų. Apie tai yra rašę nuostabioje knygoje Lee Phillips ir Michael Rozworski The People's Republic of Walmart, kur jisai jie vis identišką problemą žiūrėjo iš verslo administravimo perspektyvos ir jie gražiai parodo, kad Hayeko tas saviorganizacijos modelis elementariai neveikia, jeigu kalbam apie didelės organizacijas ir tiesiog paaiškina, kaip veikia tos milžiniškos struktūros, kad kaip tik atsisako tos saviorganizacijos. Iš esmės, Hayekas, ką mes puikiai žinome, čia bando pasakyti, kad keinsizmas yra nesąmonė ir ten, jo labiau planinė ekonomika yra nesąmonė, nes neįmanoma rinkų. Jo pagrindinė ataka visgi buvo Keynesas, ne planinė ekonomika, nes nematė. Ir beje, jeigu jūs skaitysite šitą skyrių, jums įdomu ta vadinamoji kalkuliavimo problema, būtent minėtoje knygoje yra labai išplėsta ta diskusija, jinai pakankamai įdomi, grinai iš ekonomistų diskusijų perspektyvos. Tai čia maždaug tokia ir idėja. Jeigu neįmanoma to proto visiškai komputuoti, tai taip pat neįmanoma ir rinkų visiškai komputuoti. Čia tokiais darim. Bet aišku, čia man tai visas su Hayeku, tai viskas, žinai... Čia tasme, epistemologija ir to perkeliama į tą visą socialinį ir politinį sferą. Tai šiaip tai dalis ir tų kairiųjų, kurie labai yra žinai, kuris sužvėja tuo dirbtiniu intelektu, galvoja, kad mes turėsim, čia, žinai, luxury kažkokį socializmą. Pala. Šitas daiktas ir šičia galėsiu jau iškip. Fully automated luxury gay space communism. Tai būtent. Užmiršai, kad kosmose ir kad gay. Vis plečias. Žinok, čia plečias, taip. Bet iš esmės taip visieną, mes kaip sutarėm, taip ir darom. Tas Hayekas, čia aišku šito knygoje nebeskleidžiama, bet visienas kažkurio momentu prieina, bet reikia, kad tų įsikišimų ten tam tikrų, bent jau, kad demokratai per daug neišsikalinėtų. Ir tarp minučių visą laiką reikia. Kad visą tai veiktų, reikia policinės sistemos, pavyzdžiui. Kad prižiūrėtų. Dabar, jeigu ne pats Hayekas, bet šitas, kuris sekė Hayeko, tas UBI yra tos pačios kompanijos idėja, nes jiem anksčiau ir vėliau prieina prie tos pačios problemos. Taip, tu sakai, į rinką kištis negalima, taip toliau, bet o ką tu darai su skurdu ir jeigu, bet kokią politinę ideologiją ar taip toliau, jeigu neduoda atsakymo į kažką, bent jau nebando, jinai turi kertinę įdą. Tai galiausiai ta pati mokykla iš esmės ir sugalvoja universalias bazinės pajamas, kurias po to taip šauniai perima visi kiti, kurie pradeda galvoti, kad lyst prie ekonomikos negalima, nesulūša. Ir aišku, dar, kaip ir sakiau, čia Chomskis yra daug aptaręs, kad implikuoja visą tą saugumo sistemą, kurią kapitalizmas turi užtikrinti, kad investicijos tikrai galėtų būti skleidžiamos, nes kitaip
štai. Bet tiesiog laisvos rinkos tokios kaip negalės būti. Žinai. Tokį dig on philosophers kažkokį pasižymėjau, kad ten Matėjo sako, kad filosofija iš principo atsirado tada, kai atsirado pinigai. Kol nėra pinigų, tol nėra jokios filosofijos. Šiaip tai man atrodo šitas ar dar čia nuo Hegelio, man atrodo, šitas dalykas. Man atrodo, ir Hobbesas kažkodėl yra rašęs, kad tik tai turtingas gali filosofuoti kažkaip. Matai, man atrodo, čia net nebūtai, kad turtingas. Nematai. Abstrakcijos principas. Pagalvok logiškai, tu gyveni kažkokiai genty, jūs užsiema tenais žemdirbystė, nieko neprekiaut, nereikia tų pinigų. Ir jeigu viskas stabilu, kam tos filosofijos? Filosofija atsiranda, kada pradeda nestabilumas atsirasti, idėjos ir judėjimas ir taip toliau. Jo. Prigalvoja graikai nesąmonė. Gerai, paskutinis skyrius prieš išvadas, tai yra, man labai patinka tas pavadinimas, perceptrono išradimas. Nori gal apie perceptroną papasakoti? Perceptrolis. Vaikit, čia ne vaistas. Žiūrėkit, tai ką aprašo, tai jeigu gerai prisimenu, tai pats pirmasis vaizdų atpažinimo įtaisas, kur aš neprisimenu, kiek tenais tų taškų atpažindavo, ten šimtais taškų ir bandė išspręsti tą visą problemą, kad nėra įmanoma su protingais ištekliais sugalvoti, kaip tu suprogramuosi, kad kompiuteris, tas dirbtinio intelekto, ta pradinės versijos kažką atpažintų. Tai vietoj to, kad išmokytų su kodu, kad, nežinau, lapas yra lapas, pradeda galvoti, tai gal geriau mes duodam tiesiog labai daug signalų ir tada paliekam tą juodą dėžę, kad pats sugalvotų, kaip atrasti tą patį sprendimą, kas yra kas. Ir tenais kažkokius iš pat pradžių taškelius, po to gal skaičius ar taip toliau, bet kaip toks, aš visiškai suprantama, kodėl tai buvo populiarus dalykas, nes pagal idėją tokiam dalykui finansavimą lengviau gauti, nes idėja ta, kad vietoj to, kad tu ateini į kokią nors tenais darbą ar kokią kitą instituciją ir sakai, kad aš dabar suprogramuosiu kažką, kas sugebės atpažinti, kaip šaltojo karo metu, kad kažkurioje vietoje matosi, kad raketą paleido, aš vienu žodžiu išmokysiu atpažinti skaičių ar taip toliau. Kas yra daug paprasčiau ir galima organiškai vystyti tokią technologiją. Ir čia, man tokia buvo įdomi gal kažkiek pašalinė mintis, kad jisai teigia, kad matematika yra kalba, antrinė kalba ir todėl jinai iš esmės irgi turi tam tikras ideologijas. Jinai nėra kažkokia neutrali, grinai loginių elementų, jinai irgi yra tokia pati kalba ir galėtų būti kitokia. Čia ta idėja, kad gali būti kitokia. Ir vėlgi čia jo pagrindinė turbūt atsikartojanti, kad nėra jokios AI vidinės logikos, yra tik tai sociumo logika, kuri yra atkartojama dirbtiniam intelekte. Ok, žinokit, mes čia taip greitai viską, nes aš jau prie išvadų praktiškai. Jo, tai prie išvadų. Ir man tai čia iš karto mes, žinai, kalbame, man kas įdomiausia buvo, nes čia esam patys kalbėję, žinai, ar tenais sužlugdys tenais kai kurios darbus, nebeteksime darbo vietų ir panašiai. Tai pavyzdžiui, man įdomi buvo šios knygos, žinai, irgi tokia žinutė, kad jis kaip tik sako, kad atsiras daugiau darbų. Jo tokia žinutė yra, nes jisai, dabar jeigu mes, žinai, jeigu taip suabsoliutinti, tai tas gig economy arba precarious, žinai, job market, ką mes turime, žinai, tai dažnai yra kaip centras, kaip hubas, kuris valdo visą tą sistemą, yra kažkoks perceptronas, kažkoks, žinai, kažkoks algoritmas ir jeigu mūsų darbo vietos darosi, žinai, tokios, kaip gig economy, mes vis daugiau atliekame tokių, žinai, paprastų darbų, bet jie yra organizuojami kažkokio vienam centre, tai jeigu tų centrų ir tų algoritmų daugės, tai reiškia, tų ir tokių nesaugių darbų gali daugėti. Bent jau jisai taip tokią savo, žinai, tokią idėją, tarsi sako, žinai, kad mes kalbėti tiesiog apie kažkokių darbo vietų žlugimą nelabai galim, nes atsiranda vis nauja, žinai. Bet, žinai, yra
socialiniai poreikiai, tam tikrai, nes yra tų darbo vietų, kurias reikėtų sunaikinti, kad ten žmonės nebedirbtų, nes tikrai yra ten, kur ir pavojinga, ir sunku, ir galbūt tai, ką jisai šitoj vietoj pabrėžia su tuo visu, kad socialinių sąlygotumo arba rinkos, arba tai, kad rinka sąlygo ir kur jau link išvadų jisai teigia, kad atkartoja tas socialinės struktūras ir norėdami pakeisti tą dirbtinio intelekto vaizdą, veikimo metodus, mes galbūt turime pradėti nuo to poreikių keitimo, turiu omeny, kas yra užduodama dirbtiniam intelektui daryti. Nes kai kurie dalykai šiuo momentu jau puikiai veikia. Gerai, tiesiog į šoną nukrypstant. Kiek man tenka žinoti, pavyzdžiui, mokslinį darbą dirbant, kokie tie visi didelių ChatGPT ir panašus kaip tenais didelių kalbos modelio varikliai puikiai veikia. Jeigu anksčiau reikėdavo turėti daug žodynų ar daug skirtingų sistemų, pavyzdžiui, versti iš lotynų kalbos arba atpažinti nuotraukoj rankraštį. Jau šitie dalykai yra suintegruoti, jie tikrai pagerina gyvenimo kokybę ir gaunasi, kad mes padarome daugiau. Bet tu gerai čia pasakai, kad mes, tarkim, kalbėdami apie tą socialinį galbūt neteisingumą, bet, žmonių gebėjimą oriai dirbti mūsų visuomenėje, tai jeigu mes uždedam ten prioritetą, mes sakome, mums yra svarbu, kad jeigu efektyviname darbo vietą per algoritmus, tai ne tik tais darbdavys turi pasimti tą visą pelną, bet taip pat iš to turi kažką gauti ir darbuotojas, kurio darbo savaitė galimai yra sutrumpėjusi, bet tai nereiškia, kad būtinai jo dabar darbas yra įkainomas mažiau. Kolektyvinį intelektą. Taip. Bet dabar prisiminęs, ką tik klausiausi per Novara Media Bernie Sanderso, interviu, tai jisai irgi apie tai šnekėjo. Ne, bet rimtai, jeigu pagalvoji, tai ar mes turim aiškių lūkesčių, ko mes norime iš dirbtinio intelekto? Didžioji dalis visuomenės, ar mes tikrai turime aiškių lūkesčių? Manau, kad tie ekspertai taip, kurie daugiau domisi, bet jie dažniausiai irgi būna iš tokio verslo srities, galbūt jie kaip tik kalba daugiau apie efektyvimą, bet jeigu... Pala. Tie iš verslo, matai, čia nereikia visko taip suvienodinti, nes pats, gerai, faktas yra faktas. Jeigu yra kažkokia darbo vieta, kuri yra fiziškai pavojinga, tu turi žmogui mokėti daugiau. Ir gaunasi, kad būtent į ten, kur yra galimi didesni nuostoliai ar didesnės išlaidos, ten natūraliai verslas kaip kapitalistinė įmonė skatins investicijas. Ir pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad taip, ten, ir nekalbėkime tik apie dirbtinį intelektą, nes šie yra keli dalykai vienoje vietoje ir dalis to yra dirbtinis intelektas, dalis yra fizinės mašinos. Bet pavyzdžiui, yra tokie darbai kaip aukštalipiai. Tai yra baisiai pavojingas darbas. Ta prasme, ten kartis į tą visą vėjo gainę pakeisti tenais kažkokią detalę. Taigi, tu žmogui turi mokėti. Yra rizika ir taip toliau. Aš visiškai su Tadu sutinku, kad tas visuomeninis užsakymas, o tiksliau, gal vieša diskusija, o ko mes kolektyviai iš to norim, kur link, nes šiuo metu akivaizdžiai niekas to proceso nekontroliuoja. Būtent čia kalbant apie tai, kad visas darbas yra intelektualus, tai kaip sunkiai sekasi tokį atrodo žmogui elementarų procesą kaip vairavimo. Norėjau pasakyti, kad netgi tie darbai, kur mums atrodo, kad yra monotoniški ir paprasti, čia dar tas yra paradoksas, kad jie staiga, kai pradėjo gilintis, kaip čia padaryti, kad tai galėtų padaryti kompiuteris, pasirodo, kad labai sudėtingi. Kiek, pavyzdžiui, kad boltą vairuoti, kiek reikia kognityvinių. Ir dabar palauk, nes vairavimas yra socialiai sąlygotas. Nes tu kaip vairuoji, tu galvoji, ar ten idiotas neina per gatvę. Ir jie kartais matosi
ta prasme, kad ten per gatvę įsidėtas. Ir tas labai geras, kaip ten vadinasi, kažkoks Moravec produktas yra, kur aš žiūrėjau, Boston Dynamics turi tos robotus, žinai, ir robotas jis gali ten salto mortalę padaryti, jis gali įšokti, gali ten pagriebti kažką, ten įvairiausių triukų. Bet jam atsisėsti ant kėdės, jeigu, žinai, netliko kelių mėnesių darbo, nesuprogramavo iki galo, jam bus žiauriai sudėtinga. Tai reiškia, o mums, pavyzdžiui, padaryti salto būtų sudėtingiau negu atsisėsti ant kėdės. Daug metų treniruotis. Tai tas yra įdomu, šiaip, nes mes irgi kalbame apie tai, kad tokios paprastesnės užduotis, kai kuriais atvejais netgi gali būti kur kas sudėtingesnės šitiems, žinai, kompiuteriams. Ką čia dar Matėjo bando tose išvadose pasakyti, vis kartuoja per visą knygą, kad nėra čia joks kažkoks genialus išradimas, tas dirbtinis intelektas, o darbo automatizacija. Ir dabar mes prieinam prie tokio proceso, kai automatizuojama automatizacija. Gaunasi toks dvigubas jų dalykas, tai imituoja nebe kažkokius jau atskirus procesus, o patį sociumą kaip visumą. Ir čia jau prieinam prie to, kad bus labiausiai nukentėti gali ne darbininkai, o būtent vadybininkai. Ir atvirai pasakus, čia yra geras klausimas. Ar tai yra liūdna ar ne? Nu, ta prasme, taip, geras klausimas, nes aš nežinau, ar reikia, ar vadybė. Bet man susijęs su, aš dabar nežinau, ką Slavoj Žižekas citavo vienai savo knygoje, kalbėdamas apie kapitalizmo polinkį, kažką automatizuoti ar kažko atsisakyti. Ir dabar, čia tikrai ne jo originali mintis, bet čia bus kažkas iš tų naujos kartos ekonomistų ir taip toliau apie tai, kad kapitalizmo klasė, kurios pradeda atsisakyti, yra kapitalistai. Ta prasme, kaip kapitalas egzistuoja, bet tų visų kapitalistų, kurie patys kaip asmenys daro intervencijas, jų vis mažiau reikia, nes jisai tapo toks didelis ir automatizuotas ir algoritminis. Matėjo prie to ir prieina. Ir esmė, sakau, ta pagrindinė mintis yra, kad čia imituojami darbo, jau dabar sudėtingesni procesai, bet ne kažkoks čia žmogaus sumanumas per se. Tai, nežinau, dar norit kažką pridėti? Man tai kažkaip prisiminiau Greberį, žinai, kai mes kalbėjome apie bullshit jobs ir jisai išnekėjo apie tai, kad, yra tokia, žinai, kai kurie žmonės kritikuoja jo teoriją vien dėl to, kad mūsų sistema, visa ekonominė pasidaro tokia sudėtinga, kad žmonėms suprasti, ką jie daro, yra, neįmanoma, dėl to bullshit jobs yra kaip natūralus procesas. Tai aš galvoju, ar šitas, tai apie ką Paskanelis kalba, ar tai veda prie daugiau bullshit jobs darbo vietų, ar kaip tik jų tokį mažėjimą, aš nežinau. Bet kadangi bullshit jobs apibrėžimas, kaip yra aišku, labai fuzzy, tai ir neaiškus, bet aš dabar tokią meta komentarą. Kadangi mes aptarnėjant šitą knygą tiek daug nuorodų į ankstesnius video jau esam padarėm, viskas, ko mums reikia, tai užregistruoti visą šitą skaitimo kursą kaip kursą universitete ir pradėti iš klausytojų reikalauti atsiskaitimo. Tai galim tam, kur darbo šitoje biržoje. Ai, tai, kur ten keli šimtai eurų ir O kaip jūs dabar jaučiat dieną iš dienos, kad dirbtinis intelektas jau ateina į darbo rinką ir jums reikia atsakyti kažkokius klausimus asmeniškai? Kaip aš elgsiuosi rytoj, poryt ir panašiai. Mes su Hebra buvom įsijungę Bardą, nes Google'as paleido Bardą lietuviškai. Aš žinokit, ChatGPT tai nepalyginsi. Bardas žiauriai gerai rašo. Ir aš galvoju, kiek čia dar laiko užtruks. Aš dabar žiūrėjau naujus dirbtinio intelekto video įrašus. Per metus. Dabar jau fotorealistinį video gali padaryti. Taip. Tai ką mes turėsim dar po metų, tiesiog labai visiems žmonėms, kurie yra sunerimę, kas čia vyksta aplinkui mus, labai gera knyga, nes reikia socialinį aspektą akcentuoti. Jo, bet tadai turėsim tą, ką jau turim. Taip, automatizuoti. Ir čia labai svarbu apie tos didelės kalbos modelius, kad ir kaip tiksliai tai vadinasi, kur yra didžioji problema, kad neturėsim tai, ką turim, bet turėsim tai, ką turėjom. Nes čia yra didžioji problema tų modelių. Nieko naujo sukurti jais
jie negali. Jie negali nieko sugalvoti, jie gali atvemti tai, kad kas kažkada buvo padaryta. Jeigu kažkokiu būdu kažkas išvystys kažkokios spontaniškos idėjas generavimo mašiną, va tada visa reklamos industrija, visas marketingas ir taip toliau gali būti, kad ten prasidės. Bet mes dabar kalbame apie socialinius ryšius. Taip. Ir ta prasme, jeigu pažiūrės kairiųjų teoriją šiaip politinę, ta prasme, mes galime apsibriežti, kokios klasės ir su kokiomis dabar labiausiai kovoja. Čia, ta prasme, mes net šito negalim apsibriežti. Tai apie ką mes kalbam? Nežinau, aš čia dabar tokio jau defetizmą. Ar mes galim susitarti, kad yra kūrybininkų, ar tenais informacijos darbuotojų klasė, ir tada tenais visi kiti, ta prasme, Nu, išmatėjo, tai kaip ir čia bendra ta klasė. Bendra klasė. Bando kažkaip jos taikyti, sujungti. Jo, nes čia visą laiką akcentuojama tas, atskirimas. Jis tarsi nori tą atskirimą panaikinti, bet visa knyga paremta atskirimo tarp mūsų ir mašinų. Bet jisai nori pasakyti, kad jos yra su mumis susijusios. Bet aš manau, kad dirbtinis intelektas galų gale liečia beveik visus. Ar tai būtų darbo organizatorius, ar darbo vykdytojas, dirbtinis intelektas keičia visą sistemą. Jo, bet kaip buvo šiaip industrinė revoliucija, tai irgi liečia visus, bet iš esmės, nori, nenori, tai paprasčiausiai žmogaus imitavimas tam tikras, žmogaus kažkokių skilsų. Nieko čia stebuklingo automatiškai iš to nedėlė. Dabar apibendrinimui. Aš kelias tam tikras pastabas bendrai apie knygą. Šiaip kaip pavadinime yra istorija ir grinai aš kaip istorikas galiu pasakyti, taip, čia yra istorinė knyga. Pavadinime yra klaida, aš kadangi visai neseniai turėjau disertaciją recenzuoti ir tą pačią pastabą, kad turinys ir pavadinimas ne iki galo atitinka, nes yra ir parašyta socialinė, dirbtinio intelekto, dirbtinio sumanumo istorija. Socialinės istorijos čia nėra tiek daug. Tai yra labiau intelektualinė dirbtinio intelekto ar dirbtinio sumanumo istorija, nes čia nėra, socialinė istorija implikuoja didelę žmonių grupės. Visada. Šičia yra labiau apie inovacijos, diskusijos ar taip to. Taip, socialinė dalis egzistuoja ir jo išvada yra ta socialinė dalis apie tai, kad visuomenė nulemia, bet šiek tiek yra šito vieta. Bet šiaip tikrai galiu visiems rekomenduoti ir dar pliusas lengvai skaitoma. Jo, aš irgi, man kažkaip vien tas, kad, žinai, akcentuoja socialinių procesų tą reikšmę ir asmenybės. Asmenybės dažniausiai liudija, kad tai mes kalbam ne apie socialinį istoriją. Socialiniai yra didelės grupės, klasės ar dar kažkas. Nežinau, čia žiūrint, kur žiūrėt akcentą, gal čia tą socialinį turiu omeny, kad darbo santykius imituoja dirbtinis intelektas. Bet iš šitos pusės aš gal čia toks labai jau iš vidaus prisikabinėjimas, bet grai techniškai tai yra intelektualinė dirbtinio sumanumo, dirbtinio intelekto istorija. Bet man svarbiausia, kad dirbtinis intelektas nėra kaip duotybė, žinai, kad mes tiesiog neatsirado, dabar mes visi gyvenam pagal tai. Kaip tik tai atsirado iš socialinių tų mūsų santykių ir tie socialiniai santykiai gali keisti, jeigu mes to panorėtumėm. Ir dėl to, žiūrint, kaip mes viešumoje kalbam apie dirbtinį intelektą, kaip, Elonas Muskas apie kažkokį ten siaubą, kuris ateina ir dabar reikia suvaldyti ar nesuvaldyti, nutraukti tenais eksperimentus ir panašiai. Ir šitoje knygoje, kaip mes šnekam apie procesą, kurį mes galim įtakoti, ta prasme, kažkuria prasme. Žiūrėk, Elonas Muskas sako, kad reikia suvaldyti dėl to, kad jisai nusipirko Twitterį, kurį vadinsim tik Twitteriu, jokių būdų ne X. Ir tą tinklą taip užpuolė botai, kad jis nebenaudojamas ir jis turi asmeninių neigiamų santykių, kad
Bet ir dar, vat, ką mes galbūt nepabrėžėm, tai aš ir vat, diskusijų, kur aš klausiausi su Paskaneliu, tai labai daug kalba yra apie tai, kad yra didžiulės problemos, kas liečia tą technologiją visą nelygybę. Kas valdo, kas turi resursus, kaip informacija yra valdoma ir panašiai. Ir čia tikrai per paprastas kažkokias socialinės darbo rinkos pokyčius taip lengvai nepakeis šitos situacijos. Jis turi ten tokių utopinių pasiūlymų, kaip ten galėtumėm demokratiškiau kurti šitus procesus, bet kas valdys duomenis? Taip, kas valdys duomenis? Kas valdys duomenis, valdys viską. Iš esmės, visiškai apibendrinant, nemato Mateo čia jokių tokių Terminatoriaus ar Matricos scenarijų, kad kažkoks ten super blogis ateina. Iš esmės, jo pagrindinis tas teiginys yra, kad bet kokios technologijos eina po darbo santykių, iš principo imituoja darbo santykius, kurie jau atsirado, tai būtent kokie tie darbo santykiai ir bus, kaip mes juos pakeisim ar nepakeisim, toks bus ir tas dirbtinis intelektas ir viskas. Ir teisingai, Karolis labai teisingai pabrėžia, kad kas būdinga šitai knygai nėra technodeterminizmo, čia yra socialinis. Čia, ta prasme, yra griežtai kritikuojamas technodeterminizmas. Tai jūs noriu pasakyti, kad ne dirbtinis intelektas nuspręs, ar copywriteriai praras darbą, o copywriteriai nuspręs, ar dirbtinis intelektas bus įtraukiamas. Mes kaip sociumas nuspręsime. O ar copywriteriai nuspręs, ar ant tų serverių reikia užpilti vandens? Supratom. Nu, viskas. Man atrodo, to galim baigti šiandien. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų gal. Taip, iki.